Na ir kaip tau sekasi? Sekasi jam gan neblogai, išskyrus užėjusi lietų. Ką tai reiškia? Robotas stovi, žolė auga. Be abejo, galime jį išvyti per lietų dirbti, be abejonės. Jeigu reikės, ekstra atveju taip ir padarysim. Tačiau labai veliasi žolė, labai viskas klimpa, paskui gabalais krenta viskas, ne variantas. Šis robotas nupjauna per dieną apie 30 arų, taip kad ant 50-60 arų tai yra puikus sprendimas. Ten turime mes šlaitų, kitoje pusėje turime didelį nuokalnę, ko puikiausiai įveikia, padaro, nei kart nebuvo sustojęs, nei kart nebuvo užstrigęs, taip pat ir neišsimaudė vandenyje. Kadangi jam nereikia RTK sistemų, nereikia kelti papildomos GPS antenos, reiškia, mes va ten tolumoje už šlaito taip pat galim pjaut, nes mums priešingų atveju būdavo nuo namo užstodavo antenos ryšį ten už kalno, mes negalėjome pjaut. Dabar galim. Instaliacija lengva, labai įvairių įdomių yra nustatymų jo programoje. Gale video šiek tiek aš sudėsiu nuotraukas kai kurias, galėsite pasistabdyti video, pažiūrėti įdomesnės vietas. Šiaip spaudžiam didžiulį pliusą Sunseekeriui, puikiai stabiliai dirbantis robotas, tiek, kad dabar pradėjo lyt, žolė auga. Na ir panašu, kad dar po keletos dienų čia jau bus reikalų, daug reikalų, nes kaip bebūtų, tos pienės jos nemiega, jos auga greitai. Na ir kaip žadėjau, dabar parodysiu šiek tiek apie jo meniu, valdymus, galimybės. Tai stovi stotelėje, matom viršuje šitoje vietoje debesėlis, reiškia lyja. Taip pat matom ant žemėlapio, kad lyja. Dešinėje pusėje per vidurį mes matome, kad yra 72 arai mūsų darbo plotas, nors šitas modelis yra skirtas iki 60 arų. Reiškia, mes naudojame jį šiek tiek virš ribos. Kankinam tam, kad pateikėt jums turinį, būtume ramus, kad jis tikrai atlieka darbą tą, kurį deklaruoja gamintojas. Taigi, viršuje dešinėje yra krumpliaratis, spaudžiam ant jo ir yra darbas. Čia yra mūsų grafikas, pasidarom, kuriom dienom pjaunam, nepjaunam, kiek laiko pjaunam. Žemėlapio redagavimas, čia bus instrukcija, to prabėgam. Yra nevažiuojama zona, yra koridorius pravažiavimas, jei kažkur reikia, arba saugi zona, kur kamera yra išjungiama. Kitaip tariant, yra būna atveju, kada yra mūsų vėjoje kažkurioje vietoje, tarkim, nėra žolės, ar ten plytelės, takelis, skalda ar kažkas, reikia, kad robotas ten užvažiuotų, padarom saugią zoną. Reiškia, robotas ignoruoja vaizdo analitiką ir per tą vietą važiuoja drąsiai, nepaisant, kad ten nėra žolės. Nevažiuojama zona tai yra štai iš tokios visokios vietos, kas raudona, didžiulis yra mūsų tvenkinys, čia yra visokie medeliai, koridorius yra pravažiavimas tarp zonų. Tai tiek yra iš zonų nustatymų. Pjovimo greitis, be abejo, mes važiuojam greičiau, tai kuo greičiau važiuosim, tuo prašiau gali būti nupjauta žolė, arba kuo yra vešlesnė žolė, tuo reikėtų važiuoti lėčiau. Patys visą gyvenimą stumdėm žoliapjovės, puikiai suprantam, ką tai reiškia. Tarpai tarp pjovimų, tai kiek yra perstengiama per ten, kur jau yra nupjauta. Jeigu bus labai siauri, štai tokie, čia nereikia, jeigu bus siauri, tai reiškia, robotas gan dažnai pakartoja ir labai mažai šansų, kad liks kažkur kažkas nenupjauta, arba kitaip tariant, robotui bus ir lengviau pjauti, nes užgriebiama nepjauta žolė yra siauresnė. Na, platus be abejo reiškia, kad tiesiog mūsų tarpvažės yra plačios, žolė auga rečiau ir robotas atliks darbą patį greičiau. Pjovimo kryptis kaip ir aišku, nustatom kryptį savo, be pėdsakų tai pasimėto, šitas daugiakampis režimas tai keičia kryptį, na ir paskui čia visokie papildomi nustatymai. Dabartis pjovimo sukimosi greitis, reiškia, kiek mūsų diskas greitai sukasi. Kuo greičiau sukasi, tuo geriau pjauna, bet tuo greičiau išnaudoja akumuliatorių. Taip kad jūs galite labai daug ką valdyti patys. Jeigu robotas nespėja, duodat gazo, jeigu spėja, dar kažkaip, žodžiu, čia yra galimybių daug. Viskas yra puikiai suprantama. Pjovimo aukštis nekomentuosiu, kaip ir aišku. Krašto pjovimų nustatymai. Kas kiek kartų jis pjauna kraštą. Dažnu atveju žmogus nusipirkęs robotą pirmiausia komentuoja, žiūrėkit, blogas jūsų robotas parduotas, jis yra negeras, noriu grąžinti, nes jis nevažiavo pirmą pjaut krašto, o pirmą važiavo pjaut veją. Nežinau, koks šis skirtumas yra kai kuriem pirkėjam, bet šiuo atveju galite pasirinkti. Pirmiau pjaunam kraštą,
ar vėliau jaunam kraštą atlikę darbą. Atstumas nuo krašto, tai tolimas, todėl pas mus yra tvenkinys, mes nerizikuojam. Automatinis žemėlapių kraštų sudarimas, nežinau, aš esu prieš šias funkcijas, aš jų sakau nenaudoti, pamirškit, atmatykit. Tai yra skirta labai idealioms vėjoms, kur labai aiškiai matosi, kur žolė, kur trinkelės, kur bortas, tikrai netinka, kur tvenkiniai yra, kur kažkokios sodybos, tai mano nuomonė yra tokia. Žemėlapį sudarykit patys, nebūkime ant tiek jau stipriai tinginiai. Kliučių strategija, kaip ir aišku, arba lėtai imam kurmiarusi, arba jie apvažiuojam, bandom pastumti, ar apvažiuojam, taip trumpai tariant. Dokavimo kelias labai čia nebloga funkcija yra, kai grįžta jisai į savo stotelį, ar palei kraštą, ar protingai, ar tiesiai šviesiai įnioja į tą pačią stotelę pasikrauti. Ką tai reiškia? Kad jeigu jūsų teritorija didžiulė ir grįžinėja robotas per tą pačią vietą, kartais norisi, kad jis pakeistų grįžimo trajektoriją ir neišmindžytų mums vėjos pievos kažkurioje dalyje. Tai galim pasirinkti palei kraštą arba protingą. Na, lietaus atidėjimas kaip ir aišku. Mes čia galim pasirinkti, kiek laiko jis nepjauna aptikęs lietų. Šiek tiek gal reikia ir pasikeis, man to pačiu, kokias 3 valandas duoti jam. 2 daviau. Na, toks 3, gerai. Naktinis darbo režimas yra ekstra sprendimas, jeigu robotas nespėja dirbti dieną, plotas didžiulis, sudėtingas, daug važinėja, tai galim leisti jam dirbti ir nakties metu. Na, čia energijos taupymo režimas, tai lemputės išjungia. Tai va, kiek daug nustatymų yra vien tik tais čia. Toliau yra įrenginys, na tai čia PIN kodas, atnaujinimas, darbo žurnalas. Mes čia matome, kada čia ką jis pjovė, kada grįžo visą informaciją, jeigu klausimų kiltų. Ašmenis, diskas, pasivalyti, tai jau diską, kad valyti reikia, tai faktas, žolė šlapia. Plius pavasarį čia šiaip tos biškai buvo tokios košės nuo žolės. NRTK aktyvuota pas mus yra, galim perinkti į įprastą anteną. Nėra komplektacija, galima įsigyti, mums nereikalinga. Tinklo nustatymai mes turime ir šituose visuose su NRTK modeliuose Gen 2. Mes turime įdėtą 4G modemą į patį įrenginį, reiškia, mes turime robote internetą savo, mums nereikia namo Wi-Fi'aus. Tai šioje vietoje mes turime savo veikiantį 4G ir tai yra labai puiku. Na, toliau čia turbūt nieko daug. Stebėjimas, kur yra, nu gerai, nerodysiu, kur jis yra. Tai va turbūt, kad ir tiek. 6 kelios minutės pokalbio apie nustatymus. Stengiuosi kuo trumpiau, bet vis tiek 6 minutės, taip kad jei kažkur kažkas yra, patiko, užsikabinot, pasistabdot video, pasižiūrit, reikia paklauskit, atsakysim į viską. Tai kol kas tiek.